Kristinos aistra – pinigai. Tiksliau mokėjimas optimizuoti mokesčius verslus turintiems žmonėms. Jau 16 metų vadovaujanti buhalterinės apskaitos įmoniai Finum, Kristina tikina, jau atradusi formulę, kaip sutaupyti mokesčius, pavyzdžiui, investuojant į verslo plėtrą. Kristina, tai kaip atsirado pomėgis neskaičiuoti, o taupyti svetimų žmonių pinigus? Viskas prasidėjo nuo savų. Dirbau buhalterė ir mano draugas, dabartinis jau mano vyras, tuo metu prieš 20 metų įsikūrė savo įmonę ir paprašė tvarkyti buhalteriją. Na ką, jauna buhalterė, įsivaizdavau, kad viską moku, viską žinau. Pradėjau tvarkyti buhalteriją ir ten atsirado noras, kaip sakant, mums jauniems kažką sutaupyti, ne tik tai, kad sąskaitų suvedimas, bankas ir visa tai, ką reikalinga mokesčių inspekcijai. Pagal punktą. Pradėjau domėtis, kokių yra lengvatų, mokestinių, teisinių, kokių paskolų lengvatinių įmonėms, kaip sakant, pinigai jaunimui visą laiką reikalingi, keliauti mėgstam, tai visą sutaupytos pinigus skirdavom kelionėm. Tai tas prasidėjo pomėgis domėtis buhalteriją. Atrodė, wow. Tai nuo poreikio patiems sutaupyti. Taip, nuo poreikio patiems sutaupyti, o tada pradėjo draugai prašyti, galbūt ir mums pagelbėsi versle, tuo metu dar mažos įmonės, o šiuo metu verslai milijoniniai. Wow. Kaip jau minėjote, dirbate su milijoniniam kompanijom, turbūt dirbate jau ne viena. Tai kokia yra jūsų komanda? Mūsų komandą sudaro 10 žmonių, vyr finansininkai, savo srities specialistai, kurie puikiai išmano savo darbą, domisi mokesčių naujovėm, puikiai pataria savo klientams, kaip optimizuoti apskaitą, kaip proaktyviai taupyti mokesčius, žodžiu, savo srities profesionalai. Neabejoju, kad ne vienas mūsų žiūrovas susidomėjo, kokios yra paslaugos, kurias jūs teikiate. Viskas, kas susijęs su verslu, nuo įmonės įsteigimo iki konsolidavimo, pardavimo, tai praktiškai konsultuojam mokesčių optimizavimo, mokesčių klausimais. Darbas prasideda su klientu nuo idėjos išgryninimo. Kokia verslo forma jam bus naudingiausia išsimokant pinigus. Mano tikslas, kad klientas galėtų legaliai sutaupyti mokesčius. Optimizavimas tai yra mano arkliukas. Kiekvienas buhalteris gali suvesti sąskaitas, faktūras, banko išrašus, o tas matymas, kur tu gali sutaupyti pinigų ir skirti savo verslui, arba kelionėm, arba tiesiog savo pomėgiam, tai yra toksai, manau, kad pridėtinė vertė verslui. Kadangi pati turiu verslą, žinau, kad kiekvienam verslui buhalteris yra privalomas ir buhalterių yra be galo daug. Kaip jūs įvardintumėt, kuom jūsų kompanija išsiskiria? Aš sakyčiau, kad mes išsiskiriame tuo, kad yra šiltas bendravimas, jaučiame kliento verslą, degame kliento verslu, gyvename kliento versle ir visą laiką norime jam sutaupyti. Esame kliento pusėje. Ne tai, kad mes nedirbam, kad tik tai mokesčiam suskaičiuoti, bet esam kliento pusėje. Kaip jam legaliai optimizuoti mokesčius, kokiamis lengvatomis pasinaudoti, kokios yra mokestinės ir teisinės priemonės. Turbūt kiekvienam kompanijos vadovui yra esminis klausimas, kaip įmanoma legaliai sumokėti mažiau mokesčių. O čia ir yra mūsų duona kasdieninė. Nuo idėjos išsigryninimo su klientu prasideda mūsų darbas. Klientas ateina, mes išsiaiškinam, kokie jo siekiai, kokia veikla, ką nori pasiekti ar pritraukti investicijų, ar savo verslą kelti, ar parduoti po to išauginęs, ar tiesiog užsidirbti savo poreikiams, susikurti savo darbo vietą. Ir kiekvienam verslui mes randame būdų, kaip galima optimizuoti mokesčius. Tai ir yra iš patirties, iš ilgo virš 16 metų darbo, mokestinės bazės analizė, domėjimasis ir patarimai verslui. Nes man iš šalies labai smagu žiūrėti, kiek tu gali sutaupyti verslui. Ne tik, kad suvesti sąskaitas, banko išrašus, pateikti tas deklaracijas, ką tik tai reikia, bet kai matai, kur gali kitaip pakreipti, kokios yra mokestinės lengvatos tam verslui, lieka pinigų, lieka jam. Jūs turbūt net mėgaujatės, ar ne? Kai pamatot, kad radot kažkokį būdą, kur čia bus sutaupyta. Taip. Ir aš pati žinau, kaip sudėtinga, pati kūriau verslą, kur klientų reikėjo ieškoti su žiburiu ir šiai dienai konkurencija labai didelė. Ir žinau, kad pridėtinė vertė tai yra, ką tu gali patarti iš savo patirties, ką tu gali patarti verslui, kad galėtų sutaupyti ir po to investuoti. O kai gerai sekasi verslui, tai visą laiką ir Lietuvai gerai, tai iš to visiems žmonėms gerai.
Turbūt daugelį išgirdus frazę optimizuoti ir sutaupyti mokesčius, tai asocijuojasi su mokesčių slėpimu ir kažkuo nelegaliu. Ar galite paneigti šią frazę? Jokiais būdais, tik tai švarus verslas, tik tai legaliai mokami mokesčiai mus veda į ateitį. O mūsų pareiga domėtis visom mokesniam lengvatom, domėtis mokesčių naujovėm ir pritaikyti juos kasdieniam versle. Ir turbūt net nustebtų žmonės sužinoję, kiek yra būdų, kaip galima legaliai sutaupyti pinigų. Be abejo. Ar galite mus įkvėpti? Tai kokių yra tų sėkmės istorijų ir kiek teko sutaupyti? Pati mažiausia suma tai turbūt 100-200 tūkstantis, bet yra verslų didesnių, tai kuriem ir gerą Ferrari esam sutaupę. Wow! Ir man reikia. Kristina, su jum kalbant, atsiranda jausmas, lyg kalbant su tam tikru verslo ekspertu. Ar galėtumėt kažką patarti mūsų žiūrovams, į ką atsižvelgti pradedant savo verslą? Labai rekomenduočiau prieš pradedant verslą pasikonsultuoti su mokesčių ekspertu, kokią verslo formą jam pasirinkti, nes nuo to priklausys ir lengvatos, ir ateities verslas. Turbūt tai būtų pirmas žingsnis į sutaupimą, ar ne? Taip, iš tikrųjų tai būtų pirmas žingsnis į sutaupimą, nes teisingas mokesčių apskaičiavimas veda prie mažesnių išlaidų mokestinių. Taip. Kristina, ačiū Jums labai, buvo be galo malonu, o aš kaip ir sakiau, tikrai su Jumis susisieksiu. Ačiū, Milita, malonu labai. Ačiū.